Pabandysime atlikti T formos įvažiavimą atbulinę eiga, tai posūkis į dešinę atbulinę ir pravažiuojam tiek, kad matytume šaligatvį, palei kurį mums reikės įvažiuoti. Tuomet įsitikinam, ar nieko nėra ir jeigu nėra, pradedame važiuoti. Aišku, patys stengiamės matyti, kur mūsų automobilio galinis ratas ir kur pats yra šaligatvis, kad visą laiką galėtume koreguoti ir žiūrėti, kur jisai yra. Jeigu šaligatvis, sakykime, jau mums dinginėja ir mes jau nebematome, tuomet vairą, aišku, reikėtų daugiau, reiškia, jis stengiasi nuo mūsų pabėgti, o mes su vairu koreguodami leidžiamės jam nepabėgti. Ir va, matydami, kad mes važiuojam palei jį visai netoli, ir tuomet jau galime drąsiau įsitikindami ir niekam netrukdome. Pėsčiuosius, aišku, prasileidžiam tiek, kad jie galėtų laisvai pro mus praeiti. Ir toliau išvažiuojame į kairę pusę. Įsitikiname, ar tikrai nieko nebus.